pasaka mažiesiems. Birutė Mar. Gėlininkė. 3 dalis. Už miestelio kalno papėdėje stūksojo didžiuliai akmenys, keliskart didesni nei žmonės. Sako, tie akmenys kadaise, kai tvėrėsi žemė, nuriedėjo nuo viršūnių ir liko gulėti sustingę milžinai, o tarp jų augo nepaprasto grožio laukinės gėlytės. Jos atrodė stebuklingai, saulei leidžiantis net keitė spalvą, iš baltų pavirsdavo rausvomis. Lėja mėgo ten nukeliauti, ji nė nežinojo laukinukių vardų, tačiau jos skleidė neapsakomą kvapą ir buvo be galo laimingos būtybės. Štai ir šiandien, kuomet jiedu su Amadėjum atėjo jų aplankyti, žvaliais balsais pasitiko bičiulė. Sveika, gėlininkė, kokia laimė žydėti, žydėti, žydėti. Sveikos mažylės, tikriausiai jums taip gera, nes jūs saugo samanoti akmenys. Ak, kaip norėčiau gyventi čia su jumis. Pasisveikino mintise gėlininkė, akimirką užmiršusi Amadėjų. Kalbate su gėlėmis? Šis tyliai paklausė, nenorėdamas trikdyti slapto pokalbio. Atspėjote, susikalbėti su gėlėmis mane išmokė senelė, paslaptingai tarė Lėja. Bet jūs geriau papasakokite apie save, juk nieko apie jūs nežinau. Apie save? Amadėjus pažvelgė ją į akis, minutėlę susimastė. Jūs sakote, kažkada Lėja išmoko kalbėti su gėlėmis. Įdomu, papasakosiu jums ir Amadėjaus istoriją. Jis užsimaukšlino skrybėlės, susisupo į ilgą apsiaustą, atsirėmė į didžiulį akmenį ir lyg burtininkas savo akmeninėje karalystėje ėmė pasakoti. Kartą dideliame mieste gyveno berniukas. Jis buvo talentingas, mokėsi groti fleita. Visi aikčiojo, kad dar niekas taip nėra grojęs. Tėvai norėjo, kad jis išgarsėtų, todėl berniukas neturėjo laiko lakstyti po lauką, žaisti su draugais. Geriausiu jo bičiuliu nuo vaikystės buvo muzika. Kai berniukas užaugo, jis koncertavo didelių miestų salėse, teatruose, iš tiesų tapo garsus ir labai pasipūtęs, manė esąs už visus svarbesnis, bet vieną dieną jis liko našlaitis. Tada ir pajuto, kad yra vienutėlė, sužinojo, kas yra skausmas. Nustojo groti, net ėmė neapkęsti muzikos, tartum ji būtų kalta. Ir kartą jis susapnavo sapną, kad gyvena nepaprasto grožio saloje, kur nėra žmonių. Vien paukščiai, žvėris, neregėti augalai, o jis stovi ant balto smėlio kranto, groja bangoms ir dangui. Amadėjui pasakojant, Lėja vėl prisiminė savo sapną, gėlių miestą. Prisiminė, kad ir ji neturi draugų, kad tarp žmonių jaučiasi vienutėlė. Įžvelgė bičiulio akis, tarsi į veidrodžio atspindį, kuriame regėjo save. Nežinia kodėl, bet iš sapno nubudęs Amadėjus žinojo. Privalo tą salą atrasti. Ir štai jis iškeliavo. Bekeliaudamas suprato, kokia dovana yra kiekviena akimirka sutikto praeivio akis. Neužmirštuolių puokštė. Suprato, koks yra laimingas, kad gali regėti žemę, groti gėlėms, paukščiams dangui. Dar suprato, jei nebūtų patyręs skausmo, tebemanytų esąs svarbesnis už visus, nesužinotų, koks nuostabus yra pasaulis ir kiek jame daug visko. Amadėjus buvo kitoks nei visi lig šiol sutikti žmonės. Štai, kalbame su juo lig seniausi pažįstami, negalėjo patikėti Lėja. Ir pati norėjo jam tiek daug papasakoti, tačiau iš nuostabos neįstengė pratarti nė žodžio. Ir toji tyla buvo sklidina laukinukių kvapo, saulėje įkaitus akmenų šilumos, vėjo šnaresio. Ačiū, Lėja, pertraukė jos mintis Amadėjus. Už ką? Nedrąsiai paklausė ji. Kad galėjau tau papasakoti savo istoriją. Oi, jis pasakė tau? Lėja akimirksniu tapo nejauku. Juk ką tik vadinome vienas kitą jūs. Matyt, ir Amadėjus pasijuto nesmagiai, tada narsuolė bičiulė pirma nusprendė jam pagelbėti. Taip, nuo šiol sakykim vienas kitam tu, gerai? Oho, ėmiau štai ir pirmas ištariau, neatsiklausęs. Džiaugsmingai šūktelėjo Amadėjus. Pasijutau, lyg būtume seniausi pažįstami. Nieko savo, jis atspėjo mano mintis, stebėjusi Lėja. O ar žinai, kuomet pirmąsyk pasakei kitam tu, jis ima ir priartėja per kokį 1000 metų. Paslaptingų balsų sušnabždėjo Amadėjus ir vaizduodamas burtininką išsklydė apsiaustą. Taigi vos akimirką ir jie iš tiesų tapo 1000 metų pažįstami kaip samanoti akmenis. Net laukinukės regis nudžiugo, saulei leidžiantis staiga sušvito rausva spalva. Amadėjau, nori pamatyti stebuklą? Pažvelk, kaip gėlytės maino spalvą, saulei sukantis.
Abu nuščiuvę žiūrėjo į kalnų laukinukės, nusidažiusias saulėlydžio spalvą, į plazdančius drugius virš jų, kurie priminė skraidančias gėles, į milžinus akmenis panašius į vėžlius, drakonus ir paukščius. Jei kas būtų pažvelgęs iš aukštai, tarp senų akmenų Lėja ir Amadėjus atrodė panašus į du mažylius, netikėtai susitikusius ir žaidžiančius pievoje. Greta jų mieli žaislai, nušviesti saulės, gėlių vežimėlis ir lagaminas išpaišytas debesimis. Ei, broliukai, žiūrėkit, kokių grybų šiandieną pririnkau. Netoliese pasigirdo grybautojas Leokadijos balsas. Ji visus vadino sesutėmis ir broliukais. Ir grybus, ir žmonės. Iš paskos pėdino jos meilusis šunelis Mopsis. Čia mūsų miestelio grybautoja ponė Leokadija, sukuždėjo draugužiui Lėja. Ji visą gyvenimą renka grybus, tikra grybų karalienė. Oho, nuostabus jūsų miestelis, kokių tik keistuolių nesutiksi. Labas rytas, ponė Leokadija, šūktelėjo Amadėjus. Ši mėgo pakoketuoti su nepažįstamais vyriškiais, tad žavingai mirktelėjo. Labas, broliuk, jūs labai malonus. Štai žiūrėkit, kokį laimikį šiandien radau, kiek raudonviršių broliukų. Išdidžiai tarė jį, rodydama savo krepšį. Prašau, užsukite į svečius, pavaišinsiu grybienę, sesutei gėlininkė, štai dovanų voveraitė, o jums, broliuk, baravykas. Pone Leokadija iškilmingai ištiesė miestelio svečiui išvytinti baravyką, o meilusis Mopsis aplaižė sutiktiems bičiuliams kojas. Turbūt padovanojo man šį broliuką, nes mano akis kaip baravyko kepurė, nusikvatojo Amadėjus poniai grybautojai tolstant šlaito. Na, metas ir mums atsisveikinti, gražuolė Lėja, jau saulė leidžiasi. Labas. Labas, Amadėjau, atsisveikino gėlininkė. Rytoj dar neiškeliausi? Ketinau išvažiuoti jau šiandien, bet nori, pasakysiu paslaptį. Ir kokia ta paslaptis? Gera čia. Nieko savo paslaptis. Valiukiškai suraukusi kaktą Lėja nusišypsojo. Galime rytoj atsikelti labai anksti, kai visi dar miega. Nubėgti basi prie ežero. Pamatysi, kaip čia puiku ankstyvą rytą. Susitikim Vėjų alėjoje 6 ryto, gerai? Vėjų alėjoje 6 ryto. Sušuko jam pavimai Amadėjus toldamas kalnų keliuku ir modamas balta kaip sniegas skrybelę. Ji šiandien labai graži, visa švyti, sukuždėjo tą naktį saulėgrąžą žiedą kraunančią orchidėją, žvelgdama į sapnuojančią gėlininkę. Matau vaivorykštėje virš galvos. Sakoma, žmogaus širdis gali prasiskleisti kaip gėlė, prabilo Hiacintas. O aš girdėjau, tai būna, kai širdį paliečia meilė, pridūrė orchidėja. O kas yra meilė? Klausinėjo mažosios saulutės. Nežinau, tik esu girdėjusi, kad žmonės myli, jie net ima skraidyti, pakėlė akis saulėgrąža. Oho, kaip įdomu, norėtųsi tai patirti, šnabždėjo augalai. Šiaip ar taip, jį šį vakarą laiminga, linktelėjo Hiacintas. Vadinasi, galime ramiai miegoti. Taip, galime ramiai miegoti, suklapsėjo jam blakstienomis koketė saulėgrąža. Rytas išaušo kaip niekad puikus, ežeras virpėjo nuo saulės spindulių, kalnų viršūnės nusidažė auksu. Amadėjus ir Lėja basomis atbėgė prie ežero, žvelgė į baltas laivų bures, namukus kitoje ežero pusėje kylantį rūką, plaukiančią gulbių šeimyną. Staiga virš ežero iš rūko išniro balta vaivorykštė. Įprasta vaivorykštės matyti spalvotas, o ši buvo lyg baltutėlis žiedų vainikas. Tokią vaivorykštę regiu pirmą kartą, nusistebėjo gėlininkė. Gal žinai, kodėl ji balta? Turbūt ši vaivorykštė iš rūko, aš irgi tokią matau pirmąsyk. Štai tau, ryto dovana. Gal geradarys nykštukas bus mums ją padovanojęs. Vertėjo dėl to anksti atsikelti ir ateiti čia, ar ne? Mėgstu rytais paspoksoti bundantį pasaulį, prisipažino Lėja, o sutemu žiūrėti žiburėlius kitoje ežero pusėje, įsivaizduoti, kaip ten gyvena žmonės. O aš mėgstu stebėti debesis, lydėti akimis, plaukiančius dangum, o kartais imti juos ir ištirpdyti, nerūpestingai atsakė Amadėjus. Ištirpdyti debesis? Nieko sau. Lėjos akis vėl išsiplėtė iš nuostabos. Galiu išmokyti. Amadėjus taiga atsistojo ir pakėlė ranką į debesėlį. Štai taip, ilgai žiūri į debesį ir patikė, kad jis tuo ištirps, kad viską gali. Kaip? Savo mintimis, juk taip ir su gėlėmis susikalbėva. Žiūrėk. Draugižis pakėlė galvą ir kurį laiką koks burtininkas žvelgė į debesį. Po akimirkos jo iš tiesų nebeliko. Tikri burtai. Gėlininkė irgi pamėgino sklaidyti į javelę panašų debesėlį. Po minutės nebeliko ir jo. Ir man pasisekė, nustebusi sušuko ji. Na va, matai, juk sakiau, esi burtininkė. Debesis tirpo ir vėl plaukė dangum, paukščiai krykštė sveikindami naują dieną, suskambo varpai. Paprastai tokiomis stebuklo akimirkomis norisi tylėti, arba pašnabždomis pasikalbėti apie tai, kas svarbiausia. Man atrodo, jau kažkada buvom susitikę, labai seniai prieš kokį 1000 metų, mažame gėlių miestelyje.
staiga prabilo Amadėjus. O gal mes kadaise buvome gėlės žydėjime kartu, rudenį nuvytom, o pavasarį vėl susitikom? Tikriausiai žaliaakė, šypsojasi Amadėjus. Nesijuok, aš tikiu, jog kažkada buvau gėlė. Ak, ir dabar norėčiau gyventi žydinčioje pievoje, atskleidė savo paslaptį Lėja. Oho, nustebo Amadėjus. Juk ir aš svajoju nukeliauti į susapnuotą salą, kur nėra žmonių, tik paukščiai, žvėris, visokie augalai. Gyvenu sau ten, valgau mangus ir avokadus, geriu kokoso pieną, šildausi saulėje ir groju fleita. O kas tie mangai ir avokadai? Nedrąsiai paklausė Lėja, mat jų dar nebuvo ragavusi. Tai patys stebuklingiausi vaisiai. Mangai geltoni, saldžiausi pasaulyje, o avokadai kaip gardus žolynų sviestas. Norėčiau paragauti. Amadėjau, nori, pasakysiu paslaptį. Ir kokia ta paslaptis? Sukluso bičiulis. Esu sapnavusi, kad gyvenu gėlių mieste. Keisto, ar ne? Juk mūsų net sapnai panašus. Nieko sau, ištarė abu kartu, sakytum vienu balsu ir sykiu ėmė juoktis. Lėja staiga prisiminė senelės žodžius. Žmonėms kartais atsiunčia vieną ir tą pačią mintį, kad jie suprastų, jog yra labai panašus beveik kaip vienas. Sugalvojau, ką dabar veiksime. Eime pusryčiauti pas kepėją duoniuką. Pamatysys labai mielas seniukas tiems, kas anksti rytą atsikelia dovanoja po sviestinį raguolį. Pasiūlė Lėja, pasilipėjusi ant balto burlaivio ežero pakrantėje. Po valandėlės bičiuliai sėdėjo duoniuko kepyklėlėje, gėrė karštą šokoladą ir valgė raguolius. Labas rytelis, iš guolio nekepsit raguolio, o kas anksti atsikėlė, štai yra raguoliai. Duoniukas iš krosnės traukė raguolius su apelsinų uogiene. Kurgi rasite gardesnius pusryčius? Duoniuk, štai mano bičiulis Amadėjus, jis nuostabiai groja fleita, pristatė gėlininkė. Labai malonu, panaitė Amadėjau, ištiesė ranką Duoniukas. Ir man labai malonu jūs aplankyti, o raguolis išties burnoje tirpsta, tarė svečias prarydamas pusę raguolio. Jis jau buvo baisiausiai išalkęs. Raguolis visada toks, ims ir sutirps, pasikasė barzda Duoniukas. Mano dėdulė sakė, visa kas gera, ilgai netrunka. Ir buvo teisus. Turėjo nuostabiausias garbanas, bet štai vieną dieną ėmė ir nupliko. Nuo tol nešiojo peruką. Kartą papūtė vėjas, perukas tik šast ir atsiplėšė nuo galvos. O dėdulė savo nelaimė tuo metu kaip tik puikavosi tarp miestelio damų. Vargšelis apsiverkė, pasikasė plikė ir tarė. Het, nesidžiauk radęs, neverk pametęs. Ha, ha, ha. Duoniukas ėmė taip gardžiai kvatotis, kad negalėjo susilaikyti nei jo svečiai. Nieko nėra puikesnio už rytą, kuomet pabundi, kai visi dar miega. Basomis nubėgi prie ežero, virš jo pamatai baltą vaivorykštę. Tada duoniuko kepyklėlyje suvalgai sviestinį raguolį ir prisijuoki iki soties, sušuko laimingas Amadėjus. Taigi, juokas labai sotus, beveik kaip raguolis. Mano dėdulė sakydavo, juokas tai pačios geriausios atostogos. Palingavo barzda Duoniukas. Čia tau, Duoniuk. Lėja ištiesė jam katilėlių puokštę. Papuošk kepyklėlę. O dabar turiu skubėti pagirdyti gėlės. Kai Lėja atvėrė langą ir ėmė laistyti sodą, jai pasirodė, kad kaimynas Adulis jos laukė rūkydamas cigarą. Keista, nebambėjo, kad prilašės jo rytinę kavutę. Priešingai buvo net pasidabinės, apsivilkęs languotą švarkelių, tikras panulis. Oho, neblogai, nustebo ji. Gal kaimynas dar ir pasisveikins su manim? Labas rytas, panelė gėlininkė, pakėlė galvą ponas Adulis. Čia tai bent, nudžiugo jį ir maloniai paklausė kaimyno. Labas rytas, ponė Aduli, ką šiąnakt sapnavote? Ką sapnavau? Nagi reikia pagalvoti, pasikrapštė plikė Adulis. Jis jau seniai nebeprisiminė sapnų. Panelė, gal pusryčiams norėtumėte pelėsinio ožkos sūrio? Ačiū, jau suvalgiau duoniuko raguolį, bet kai grįšiu vakare būsiu dėkinga, jei pavaišinsite saldžia varške su razinomis, jie labiausiai mėgstu, ir neprašal būtų papuošti gėlėmis ir jūsų krautuvė, juk mes kaimynai. Gėlininkė švelniai suplasnojo suknote. Net pasiuntė oro bučinį, Adulį liko kertisti. Šįryt ji buvo žavi. Taip atsitinka, kai širdis ima skleistis, kaip laukinė gėlytė. Šiandien toks puikus oras. Ponas Adulis spėjo džiugiai šūktelti jai pavimui. Po teisybėje apie orą žmonės ima kalbėti, kai nori pasakyti visai ką kitą. Kai Lėja nustraksėjo gatvele, Adulis atsisėdo ant krisliuko ir ilgai mąstė, traukdamas pipkutę. Ir kas čia panelė atsitiko? Atrodo net pažįstama. Matai, kaip kartais nutinka. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.